Keturi vėjai, pakankamai žinomas laivas tiem, kurie stebi Kuršių marių regatą ir daug kas žino, kad tai buvo labai greitas laivas praėjusiais metais. Šiemet kaip jums sekasi? Tai šiemet čia sekasi. Mums sekasi neblogai. Vat iki šio etapo buvom tarp lyderių. O šiandien labai prastai plaukiam. Nebuvo greičio visai. Va, ir grįžę po finišo nutarėm paieškoti, kur problema. Tai kilo įtarimai. Va, mano kolega, bendravardis, panėrė ir nuo variklio kojas, nuo sraigto nupjaustė. Brakonierių tinklų. Tinklų gabalus. Jo. Prasme, nežymėti tinklai mariose, kas yra pakankamai dažnas atvejis, sakykime, tam tikrose vietose, kur laivai ar pūlentės mažiau plaukioja, tai jūs kažkur įpuolėte tokį. Na, dėl dažnumo sunku pasakyti, bet mes turbūt pravalom šiek tiek šitas marias, nes yra kylis ir yra į priekį toks cepelinas. Tai jisai jau ką pagauna, tą ir turi. Vakar skundėsi ir raganosis, kad sako, kažkas ten mum užkibė ir po to liktai nusikabino, bet ten, sakykime, buvo pas juos liktai žolės, o jūs įtarimą turėjot, kad kažką rimčiau. Jo, vakar tai buvo tokio, bangavimas didelis ir iš tikrųjų labai daug žolių buvo. Bet tarkim, jeigu nedidelis žolės gabalėlis, kur tu net nejauti to smūgio, tai jisai praradinėja tu greitį ir net kai kada nesupranti, kodėl ten reguliuoji burės, dar kažką darai, o vis tiek nieko neišti. Tai tada belieka tikrinti tą dugną, o dugną tikrinti varžybų metu net ir nėra leistina su įranga. Galų gal čia ir matomumas nulinis. O šį čia tai buvo jau labai konkretu. Dar su lokė, atsimeni, kur ten tada irgi smigta buvo. Šiaip būna, kad jachtos ištraukia tokių tinklelių, kurie... Tai dar gerai va tokie, o būna, kad ir trosas. Bet tai matomumas, kaip sakot, nulinis, kaip pavyko tą dalyką padaryti. Su akimis tai nelabai čia ir pamatys, reikia akvalango, dar kažko. Akvalangą dėjau, bet nežinau kam. Čia iš tikrųjų tik rankom. Ką apčiupiu, rankom, kojam, kažką apčiupiu. Tai iš karto buvo aišku identifikuota, kad yra šitas daiktas. Tik bereikia išsiaiškinti ar ant sraigto, ar tik ant sraigto, ar dar ant vairo, ar dar ant falškelio. Tai dar tikrinsit, ar jau viskas aišku? Ne, viskas patikrinta. Bet tam, kad suprast, kad laivas neina, tu turi labai gerai žinot laivo galimybės ir kaip prie kokio vėjo jis eina, kad suprast, kad viską darom tą, ką reikia, bet trūksta ten mazgo dar. Tai įtarimai jie vis tiek lieka. Taip galvoja, naip galvoja, tą bandai, bet čia už šį čia tai akivaizdu, kad kebra jau čia... Ir kiek toks, nežinau, čia pusę metro brakonierių tinklo arba metras, kiek stabdo laivą? Įvertinti. Aš tai manau, kad čia juo, Tomas sako, jau buvo gerokai daugiau, čia tik likučius jis ištraukė. Čia viena 20 dalis mes taip sugalvojame. O kiek jie stabdo, tai aš galiu pasikalbėti, savo konkurentam, su kuriais dažniausiai ten, tarkim, panašiai plaukiam, valandą pralašėm. Per 5 valandas pralašėm valandą. Jie finišavo ten apie 5 valandas, mes turbūt apie 6 plaukiam. Tai žodžiu, 20% iš esmės suvalgo greičio. Drąsiai. Liko dar šiaip 2 dienos, sakykime, iki renginio pabaigos, viena dar rimta gonkių diena. Kokios jūsų prognozės, pakovojimas dėl prizinių vietų ir kokios mintis? Nekomentuosit? Jokių šansų mes nebeturim, nes mes šiandien valandą praradom krūvą taškų. Bet būna taip. Realiai šiandien pralašėm varžybas. Bet būna taip, kad ten visi kiti irgi ten sulūžta, sugenda ir... Niekas nelinki, bet... Galim padovanoti šitą. Čia būna tas juokas, kad reikia, kad konkurentai blogiau plauktų, vos iš karto kažką prikabinti. Na, juokas, bet jau pasenęs juokas, nieks taip nebedaro, nors mums kažkada tai yra gavėm gumosios panderį. Irgi kaip juoka, bet visai nebuvo smagu, nes... nesmagu. Bet čia ne, čia atgyvenas, taip nieks, čia pakankamai džentelmeniškas. Tai jau iš esmės kaip ir mintimis galvojate apie kitus metus? Tai dar šiemet bus varžybų? Dar mintis taip toli nenuėjo, mūsų mintis dar tam tinkle sėdi, kapstosi po tą tinklą. Reiks paliudėti biškinu ir ką, suplaukt pasnį plaukimą. Bet šiaip iš principo, ta prasme, taip, praeitais metais buvo geriau, kaip nuotaika, patenkinti savo pasiekimu ir visą kitą. Ką tai reiškia patenkinti? Ta prasme... Galima patenkinti, jeigu ką. O mes tai ką, norėjom pakovoti dėl tarp pirmos vietos. Dabar šioks toks nusivylimas, kadangi pirmos vietos nebeturim, bet bandysim dėl antros kovoti.
Gerai, tai sėkmės jums kovoje ir pasimatysim ant vandens.